Šalia Nijolės visuomet sėdi moterys, kurias lydi sėkmės istorijos. Šis rytas neišimtis. Visada amžina kalba ir dilema, kaipgi numesti svorį, kaip tapti dailesniai, kūdesniai ir laimingesniai. Sveikinuosi su jumis, Agnė, labas rytas. Labas rytas. Jūs žinot paslaptį, kaip numesti net 15 kg. Labai paprastai, be jokių iššūkių didelių. Taip, tiesiog vieną dieną atsistoji ant svarstyklių ir supranti, kad Viskas. svoris pasiekė ribą. Ir matai svarstyklėse tą negražų skaičių. Aišku, kažkada jisai buvo gražus, nes tokio svorio važiavau gimdyti. Tai Bet praėjus keliems metams vėl išvysti tokį svorį iš tikrųjų buvo didelė sumaištis galvoje, širdyje ir visame kame. Agnė prasitarė, kad svoris nešoktelėjo akimirksniu, tiesiog moteris pati ilgą laiką nekreipė dėmesio į pokyčius svarstyklėse. Vienas iki 1 kg plus, vėliau plus 2 kg ir dar taip nesureaguoji, neimi to į galvą. Bet paskui jau, kai dar paskutinį kartą užlipau ant svarstyklių ir pamačiau tikrai tą nedorėlį skaičių, tada supratau, kad viskas čia jau yra riba ir turiu imtis priemonių. Koks tas skaičius? Negaliu sakyti. Negalit maždaug. Tai buvo 80 ir plus. O, papa. Tai O tikrai. įprastas svoris jūsų? O mano įprastas svoris yra apie 69 kg. 69. Tiesa, Agniai neteko griebtis drastiškų priemonių, nes tuo pat metu pamatė kvietimą sudalyvauti sveikos gyvensenos projekte, kuriame, norint numesti ir svorio ir susitvarkyti žarnyno problemas, nereikėjo smarkiai keisti mitybos, o tiesiog ją papildyti natūraliu Lietuvoje sukurtu žolelių ir sėklų mišiniu. Tai kaip atrodė jūsų racionas dienos, nežinau, nuo ko pradėti? Tiesiog būdavo ryte atsikeli, pasidarai kavą ar ne ir pirmas mano žingsnis yra išgerti puodelį skaidulų. Labai yra paprastas receptas, 1 puodelis vandens ir 1 šaukštas skaidulų. Išsimaišai ir iš karto, kol nepradėjo brinkti, reikia išgerti. Ir dar ant viršaus 1 puodelis vandens paprasto. Ir viskas reiškia, jie nusileidžia į skrandį ir jisai Pradeda veikti. Taip, pradeda veikti, brinkti ir automatiškai nori mažiau valgyti. Agnė sako, kad lieknėjimo etape įsivedė savo dar vieną šventą taisyklę. Šio funkcinio maisto pakuotę atsinešė ir į darbą. Taip, prieš išvažiuodama iš darbo užsimaišau taip pat 1 puodelį, išgeriu ir tada ramiai, jau papildytų skrandžiu, važiuoju namo. Tai man sudaro galimybę nesuvalgyti 2 vakarienės. 15 kg iš tiesų yra labai daug. Kaip pasikeitė jūsų asmeninis gyvenimas? Ar daugiau komplimentų spinta, galbūt rūbų naujų atsirado, apatinių, vyras džiaugiasi, kaip viskas vyksta? Taip, iš tikrųjų, garderobą teko pakeisti ir labai džiaugiuosi. Ir visus senus rūbus išmečiau, atidaviau, nenorėjau nieko pasilikti. Tada nebus progos galvoti, kad jeigu vėl priaugsiu, kad tilpsiu į kažką iš senų turimų. Iš tikrųjų, dydis sumažėjo 2 dydžiais. Tai iš tikrųjų apimtys, galiu pasakyti, nuo klubų man nukrito 15 cm. Plačiau pakalbėti apie Agnės išmėgintą produktą ir jo veikimo principą Nijolė susitinka su pačiu jo kūrėju, vaistininku Mantu, kuris pripažįsta, kad iš pradžių kūrė produktą vien tik žarnynui ir tik po to pastebėjo, kad jis leidžia kovoti ir su antsvoriu. Tai yra iš tikrųjų ilgo darbo rezultatas. Ir kodėl aš pradėjau kurti tokius produktus, tiesiog mačiau didelę problemą, kad žmonės dažnai, daug turi žarnyno problemų, taip. Tai yra intimi tema, apie ką nedrįsta kalbėti, bet paskui griebėsi tokių drastiškų sprendimų. Lygiai tas pats ir su svorio kontrolė. Taip, tai, kaip sakyt, nori numesti tos kilogramus labai greitai, bet nesupranta, kad tai yra didelė žala organizmui. Taip, tai vienas dalykas. O antras dalykas yra svarbu, numesti mes mokam, bet ką daryti, kad tas svoris negrįžtų. Tai labai, kai kūriau tos produktus, žiūrėjau, kad jie duotų ilgalaikę naudą. Ne taip, kad ten kažką išgėriau, numečiau, suviduriavau. Ir dvigubai grįžo. Man tai kas čia yra, kas per produktas? Stebuklinga piliulė, žolelės kažkokios, tai nežinau, kodėl jis taip veikia. Jau pusė sudėties įvardinai, tai yra žolelės ir sėklos. Kodėl turim tokius ilgalaikius gerus rezultatus, nes to žolelės ir sėklos, jos duoda sotumo jausmą. O tiem, kam jau yra žarnyno problemos, jisai, kaip sakyti, primityviai kalbant, mūsų žarnyno turinį paverčia į gelį ir normalizuoja žarnyno funkcijas. Tai reiškia ne tik, kada yra užkietėjimai, bet kada yra atvirkščiai paleisti tie viduriai, reiškia normalizuoja veiklą. Ir viską... Ir viskas vaik. Vaik. Taip, ir viskas tada... vaik.
Mantas kviečia Nijolę padegustuoti ir rodo, kaip paprasta susimaišyti šį natūralų kokteilį. Žarnynui 3 kart per dieną pusę arbatinio šaukštelio, o jeigu reikia mesti svorį, viskas labai prasta. 2-3 arbatiniai šaukšteliai vietoj vakarienės. O, 2-3 netgi arbatiniai šaukšteliai, ne? Taip. Gerai, kadangi pas mus čia pusryčiai, paimsiu 2. Man tai, kadangi šis produktas tvarko žarnyną, tai turėtų atsiliepti ir mūsų odai. Kai susitvarko žarnynas, taip, tai ne tik oda skaistesnė tampa, taip, nes pats produktas, tarp jų, labai naudingas tiem, kam pašalta tulžies puslė. Jisai, reiškia, suneša ir išneša tulžies rūgštis. Tai labai matosi, aišku, ir ant odos. Jinai skaistesnė, šviesesnė tokia tampa, taip, gyvesnė, taip galima sakyti. O šiaip, žinot, jau kalbant apie žarnyno sveikatą, tai kalba šiandien dienai 30 yra priskiriama įvairių susirgymų susijusių su žarnyno sveikata. Jeigu blogas žarnynas? Ir galva būna skauda, lėtiniai galvos skausmai, ir lėtinis nuovargis, ir aišku imuniniai sistemai. Taip, kad nereikia laukti, kol mūsų organizmas suges, nebeveiks taip, kaip turi veikti. Pradėkime rūpintis savo sveikatą jau šiandien ir dabar.